Tai sveiki visi. Ačiū labai, kad kas prisijungėte dabar į live, kas, žinoma, klausysis įrašo. Kaip jau minėjau, procesai jau vyksta, tai jeigu kas nors jaučiate savo širdies erdvėje kaip tiesiog kažkokius procesus, kažkokie tai gali būti ir tirkčiojimai, galite ir nieko nejausti. Tas nejautimas ar jautimas tikrai ir to kažkaip labai to ir jautrumo neapibūdina, nes tiesiog labai kiekvienam individualiai vyksta procesai visiškai pagal taip, kaip turi būti, kaip aukščiausia jėga, kaip kūrėjas yra paruošęs. Taip kad linkiu tiesiog šis 45 minutės būtent tiesiog lengvai ir paprastai pereiti visą tai, kas vyks, kas įvyks ir, žinoma, viskam leisti vykti, nes jūs esate tikrai saugioje erdvėje. Tai yra širdis. Širdis yra mūsų navigacinė sistema. Kaip tik turėjom neseniai sesiją, kurioje labai taip aiškiai kosminės sąmonės parodė tą navigacinę sistemą. Ir tai kaip visa informacija, kadangi tai yra mūsų sąmonės kanalas, jis eina vertikaliai, visa informacija iš kūrėjo, iš aukščiausių sąmonų, iš kosminių būtybių, čia jau kaip kas yra susipažinę, kas yra jums artima, iš pakylėtųjų mokytojų, visa informacija eina vertikaliai mūsų sąmonės kanalu ir jinai, eidama per sąmonės mūsų kanalą, įsiskleidžia per mūsų širdį. Tai mes ne tik tai galime suvokti, protų suvokti, kažkaip tai iššifruoti, bet protas ir širdis jie kartu dirba tam, kad tą visą kodinę informaciją, tą šviesos kalbą iššifruoti taip, kaip tas žmogus, kaip mūsų ta struktūra, sistema gali suvokti ir suprasti. Ir kiekvienam tai gali įvairiai būti. Gali pasireikšti per kažkokius įvykius, gali konkrečiai būtent ateiti kūrėjo žinutės, kaip vadinamas tas per laidininką, ne, jūs kaip laidininką, mes visi tokie esame, tiesiog yra mūsų tos užduotis, kur vieni tiesiog šią akimirką jiems yra tikslinga pagal jų visas užduotis būti laidininkais, kitie būtent tos tiesioginės žinutės, kurie ateina iš subtiliųjų planų, o kitiems tiesiog, yra kitos užduotis. Tai taip, tai yra širdis, yra ta mūsų navigacinė sistema ir ji yra saugiklis taip pat, kurį kūrėjas sukūrė, tam, kad prie energijų valdymo prieitų tik tyros širdies nešėjai. Kodėl tai yra labai svarbu, nes iš ties tai tiesiog tam, kad žmogus nesusinaikintų, nes jeigu žmogus gali prieiti prie energijų valdymo, jisai savo mintimi gali keisti ir materiją, ir be tyros širdies, be tyrumo, ta mintis gali tiesiog sunaikinti, ar tas jausmas. Tai tyra širdimi mes galime valdyti ir prieiti prie energijų valdymo dėsnių. Ir tyra širdis, jinai yra tie vartai, kaip jau yra mano temoje, į tą giliausią savęs pažinimą, ir mes visi per juos einame, ir mes visi per juos pereisime. Tikrai aš tikiu, kas yra prisijungę dabar į šitą transliaciją, tikrai žinote, kad yra labai svarbu ta tyra širdis, ne? Tai mes būtent ir šiandien turėsime ir patyriminę tą kelionę, kurioje mes eisime į savo širdies šventyklą ir taip pat patirsime tą tyros širdies vibraciją. Aš taip žiūriu, mano telefonas, kadangi pasukta šonu, tai ir kamera šiek tiek kitur, tai jeigu mano akis į vieną į kitą pusę, tiesiog įpratu žiūrėti į viršų, o iš tikrųjų kamera tai šone šiuo metu yra. Tai va, tai ir būtent, kad su tyra širdimi mes galime pajausti ir patirti, kaip veikia visata,
kaip veikia jos dėsniai, ne tik teoriškai žinoti, kad yra kažkoks tai dėsnis, bet taip pat ir patirti. Patirti tą dėsnį, tai reiškia per veiksmą, patirti tą dėsnį, tvirtinti tą dėsnį mūsų realybėje. Ir būtent atvėrus ir širdies erdvę mums atsiskleidžia visa visata, atsiskleidžia kūrėjas, atsiskleidžia visa tai, kas yra ir tos tiesos, kurių mes taip iš tikrųjų ir ilgimės ir norime pažinti ir dėl to mes esame ir čia. Ir šioje konferencijoje taip pat, dėl to, kad mes norime pažinti, mes norime suvokti ir tai yra mums tikslinga daryti, nes tai yra įrašyta mūsų struktūroje, augimas yra įrašytas mūsų struktūroje. Tyra širdis yra tyli ir ji tiesiog yra. Ji yra prisipildžiusi tą išmintingą meilę. Vakar labai aiškiai tai atėjo, kad yra išmintinga meilė. Ir tyra širdis, jinai nenori nieko gelbėti, jinai nenori niekam padėti, jinai tiesiog egzistuoja, jinai tiesiog yra. Ir dabar, žinoma, tikriausiai daugeliui kyla klausimas, ne? Tai kaip mums su ta tyra širdim susijungti, kaip ją pajausti, kaip ją suvokti. Tai pirmiausia, tai atverti savo širdį. Ir aišku, tai yra kiekvienam labai individuali kelionė. Apie tai galima kalbėti irgi daug ir yra, tai galima sakyti, yra atskira ta tema, kaip atverti savo širdį, ne? Nes vienam tai gali būti tiesiog toksai kaip vienkartinis įvykis, kuris iš tikrųjų atsivėrė tą širdelę, nes jinai buvo, tarkim, uždaryta dėl tam tikrų įvykių. Ir tai užtenka, ir to užtenka. Mano patyrime, tai aš turėjau įprotį uždaryti širdį. Tai reiškia, mano gyvenime kilus tam tikroms situacijoms, aš tiesiog uždarydavau savo širdį. Ir tiesiog toksai įprotis buvo susiformavęs. Ir aš tikrai žinau iš savo praktikos ir kaip ir sesijas vedu, kad tas įprotis tikrai ne pas vieną mane buvo. Ir ne pas vieną žmogų yra tas įprotis uždaryti širdį. Tam tikrose situacijose, tam tikrose kažkokiuose, kur kelia kažkokius nemalonius jausmus ir nesinori jausti tų nemalonių jausmų, ar tai kažkokio įvykio ir tiesiog tiesiog toksai kaip tarsi automatinis procesas įsijungia tuo metu. Tai tuo metu, kai man tai vyksta ir kartais tai tebevyksta, tai tiesiog aš turiu sutelkti visą savo sąmoningumą ir vietoj to, kad uždaryti, nes tikrai jaučiasi, kai net jaučiasi tikrai, kai tiesiog užsidaroma, tai yra atsiverti. Kaip tik, kai vyksta kažkokia situacija, kuri nemaloni, tai jausmai kažkokia nemaloni, aš atsiveriu, tiesiog savo viduje sakau, aš atsiveriu, aš esu saugi, jausti tos jausmus, kad ir kokie nemalonus, girdėti, jeigu ten, tarkim, vyksta situacija kažkokia su kitu žmogumi, girdėti tai, ką jisai sako, ir tiesiog, jeigu yra kažkoks tai, nes visą laiką, jeigu mes jaučiam kažkokį jausmą, yra kažkoks sąskambis, mumise su to jausmu, jausti tos visus jausmus, o ne užsidaryti. O ne atstumti, o ne pabėgti nuo nemalonių tam tikrų savo dalių. Tai yra praktika ir man tai yra praktika. Taip kad tas antras punktas būtų taip pat stebėti, kuriuose situacijose mes tiesiog uždarom savo širdį ir tiesiog sąmoningai tose situacijose, kad ir kokiu momentu, nes ne visą laiką tas sąmoningumas nuo pat pradžių, ne, kartais ta situacija, jeigu tai yra stipri, kartais iš tų praeities dalykų, tai tas sąmoningumas įsijungia šiek tiek po kelių minučių, ne iš karto gali įsijungti, ne, tai tuo momentu tiesiog savo pasakyti, aš atsiveriu, aš saugi, aš esu saugi, aš esu kūrėjo sąmonėje, mylinčioje, išmintingoje sąmonėje ir aš esu saugi, aš esu ant žemės, aš esu žemėje ir jausti taip pat savo kūną yra labai svarbu, nepabėgti iš savo kūno tuo metu. Nes ir taip mes mokam padaryti kaip sąmonės, jeigu mums kažkas nemalonu, mes mokam pabėgti iš savo kūno, tai yra labai svarbu jausti savo kūną tuo metu, kai vyksta kažkokia situacija, kur norisi uždaryti savo širdį. Tai taip pat, dar kitas dalykas yra, labai svarbu, mūsų protui tai kartais atrodo per daug paprasta, bet iš tikrųjų paprasti dalykai yra labai patys giliausi dalykai. Aš kaip sakau, kuriejas nieko nuo mūsų neslepia, tiesiog kartais reikia ateiti tą momentą, kai tu pamatai, kad tame paprastume yra visi atsakymai. Tai tas paprastas dalykas yra intencija, tai yra mūsų ketinimas. Jisai kartu ir paprastas, ir nepaprastas.
Tai yra intencija ir ketinimas yra susijungti su savo tyra širdimi. Tai yra jūsų žodžiai, kuriuos naudokite tam susijungimui. Aš tai tiesiog vakar taip jaučiau ir kurie, ir tyra širdį, ir dabar, žinoma, jaučiu. Tiesiog vakar man užteko pasakyti tyra širdis. Tyra širdis. Ir jau tas virpėjimas, tas sąskambis manyje tiesiog vyko. Nes turi būti tas sąskambis ir to kitų punktų, kurį užsirašiau, tai mantros irgi. Tai tiesiog turi vykti sąskambis jūsų vidumi. Aš galiu jums pasakyti mantrą, bet jinai gali nerasti sąskambį jūsų viduje, o tas sąskambis reiškia tiesiog tokį, aš tai ir vadinu, man bent jau tai jaučiasi kaip skambėjimas, tikrai vidus tarsi suskamba ir tai pasijaučia kaip tiesa. Tai ir mantra, ir ketinimas, tiesiog ir mantra, ir ketinimas turi būti pasakyti dabartinime. Tai aš susitelkiu į savo tyrą širdį, pavyzdžiui. Aš pajaučiu savo tyrą širdį. Mantra gali būti tokia, kaip aš gyvenu tyro širdies virpėjime kiekvienoje savo dienos minutėje ar sekundėje. Arba galima paprašyti kurie jau leis man patirti kiekvieną akimirką šiandien savo tyro širdies virpesį. Tai va, tiesiog viską atsakykite dabartyje ir aš kol kas tikrai rekomenduoju, kad panaudotumėte tos žodžius tyra širdis. Nes, pavyzdžiui, dabar tai aš dažnai savo mantrose jau pačios kaip tyro širdies nenaudoju, bet kadangi aš tą vibraciją ir pažįstu, tai tiesiog tam tikri kiti žodžiai atitinka. Irgi tą vibraciją, tą tyro širdies erdvę. Tai tikrai rekomenduoju jums, tai tiesiog savo mantroje sukurkite savo mantrą ir aš žinau, kad Rūta pasidalins po viso šiandienos mūsų susitikimų, pasidalins tais klausimais ir atsakymais, tai ten irgi parašykite man savo mantras, nes jūs taip įkvėpsite ir mane taip pat, nes aš galbūt atrasiu taip pat kažkokią mantrą, kuri man jausis irgi labai labai sąskambį turės viduje, nauja mantra, ar tai naujas ketinimas. Ir taip pat kitiems turėsite galimybę irgi pasidalinti. Pasidalinimas yra svarbus savo patirtimi, kai mes visi čia susirinkę, tai ir darome, daliname savo patirtimi, kadangi mano patirtis labai susijusi su būtent tyra širdimi, būtent su širdies kelionė, nes man tai tikrai ne 1 metų kelionė buvo ir tebėra, tai išties mes daliname savo patirtimi. Ir žinoma, dėmesio koncentracija. Dėmesys mūsų. Kur mūsų dėmesys? Jeigu mūsų dėmesys yra į mūsų tyrą širdį, į mūsų atvirą širdį, jeigu mes susitelkiam dienos metu į savo tyrumą, į savo tyrą širdį, tai tiesiog tai vyksta. Ir kartais protas nori kažkokios tarsi patirties, kažkokio pojūčio, kažkokio jausmo. Mes ieškom tų patyrimų, viskas yra dėl to gerai. Tyra širdis yra tyli. Jos virpėjimą savoje galima išgirsti, pajausti, išgyventi. Tai yra labai toks subtilus virpėjimas ir labai rekomenduoju tiesiog pamedituoti ir medituoti tyloje. Tiesiog, kai yra tylu ir su to ketinimu susijungti su savo tyra širdimi, tyro širdies erdve, kurti savo tyro širdies erdvę, kaip aš šiandien paryčiais užtuštuoju ar naktį, nes kadangi beje sveikinu su rudens lygiadieniu, tai be galo gili diena ir ne tik ši diena, bet ir visos kelios dienos iki jos. Šiandien jau tas toksai pikas visų energijų, nes iš ties tai labai jaučiasi ir man naktį jautėsi. Tai aš atsikėliau ir kūriau mūsų šitą erdvę, kurioje jūsų sąmonė šiuo metu ir esate, ir būnate, ir jaučiate, ir pajaučiate, kas vyksta, tai kurkite savo širdies erdvę, matykite, ką jūs ten matote, ką norite matyti savo tyro širdies erdvėje ir būtinai užeikite ją. Tai mes šiandien irgi eisime į patyrimą, nes vis dėlto, kad pajausti savo tyrą širdį, pirmiausia, tą širdį tiesiog atverti, įeiti tą mūsų širdies šventyklą ir pajausti, kas yra joje tikra, kas vyksta joje. Ir toliau matysim, koks yra tas vedimas, kaip visas vedimas vyks. Tai tiek tos tokios kaip ir teorijos galima sakyti, nors žinoma, kiekvienas žodis ir kiekvienas
šioje erdvėje virpėjimas yra atviros širdies virpėjimas, tai tiesiog kaip ir vat Rita sakė, ne, ir tikiu, kad per šią konferenciją ne vieną kartą mes prisiminėme ir mums buvo priminta, ne, kad tiesiog išlaikyti, o tai galima, kaip jau minėjau, ir padaryti per mantras, per susitelkimą, savo dėmesį, per ketinimą, per bendravimą su savo tyrašu, per tylą mes galime išties. Nes kas yra ir viena iš tikslų šitos konferencijos, ne, supažindinti, koks tas bus trečias tūkstantmetis, koks tas žmogus ir kiek mes telkiamės į tą naują visatinę realybę, naują visatinę realybę, mes galime pradėti kurti nuo atviros širdies. Na, toks yra kūrėjo planas, toks yra kūrėjo ketinimas. Taip kad mes visi, jeigu norime patirti tą naują žemę, iš tikrųjų ją patirti savo vidumi, gyventi joje, įmaterinti ją, tai mums tai yra širdis. Mes tiesiog kitaip mes negalėsime to padaryti. Tai dabar pakviesiu į tokį patyrimą. Aš kadangi irgi labai siekimybė mūsų yra, kad vis dėlto būtų viskas pagal tą mūsų planą, kad neišeitumėm iš tos 1 valandos, ne? Tai va, tai tiesiog irgi užsistatau taip laiką, kad kai man pavibruos mano tas laikrodukas, tiesiog jau žinočiau, nes aišku, subtilus planas irgi viskas čia vyksta taip, kaip turi vykti, bet tiesiog tikriausiai mano žemiškai sąmonė reikia tokio tikslumo ir ramybės, kad tikrai aš telpu į tą valandą, kurią ir planavome. Gerai, tai aš tada iš karto paleisiu tą laiką. Ir dabar patogiai irgi įsitaisykite, kaip jums patogiau, jeigu norite atsigulkite, jeigu norite atsisėskite, jeigu jau sėdite. Ir dabar tiesiog savo vidiniu žvilgsniu, tiesiog kaip jūs galite, visiškai jeigu galite nematyti kažkokių vaizdinių, galite jausti ar nejausti. Tiesiog visiškai atsipalaiduokit. Pasitikėkit, esam vedami ir tikrai mes esam ir skirtingi, labai skirtingi. Ir mes tas ir subtilųjį planą, kai kurie labai pajaučia labiau, kai kurie labiau pamato ir pamato vizijas, taip kad ir kai kuriems visai kitokie pajutimai įsijungia, taip kad tiesiog leiskite viskam vykti ir viskas tikrai vyksta taip, kaip turi vykti. Tai savo vidiniu žvilgsniu įeikime į savo širdies šventyklą. Tiesiog matykime, kaip atsidaro širdies duris. Pastebėkite, kaip jos atrodo, galbūt kažkaip jos atrodo, kažkokios spalvos yra. Ar tai yra vartai, ar tai yra durys, tiesiog pažiūrėkite, jeigu tai galite pamatyti, tai tiesiog stebėkite savo vidų ir užeikime. Ir mūsų širdies šventykla yra salė, tokia salė. Ir vėlgi pasižiūrėkime, koks yra, gali būti, kad vaizdinė nėra, bet yra pojūtis, kas ta salėje vyrauja. Ar tai tyla, harmonija, darna, ramybė, o galbūt jaučiate kažkokias sunkesnės energijas. Nevertinkite tų energijų, tiesiog pasižiūrėkite, tai kažkokia sunkesnė energija, ar tai lengvesnė energija, kaip jinai jaučiasi. Apsidairykite, pasivaikščiokite, tiesiog savo vidiniu žvilgsniu pasižiūrėkite. Vienam bus skirtingai, kas galės pamatyti, kam labiau tiesiog į širdies centrą susitelkti ir pajausti. Tai dabar pastebėkime, kad širdies tos salės centre, šventyklos centre, liepsnoja dieviškoji ugnis.
Labai karšta ugnis. Stebėkime jos spalvą. Man jinai yra balta, kažkam gali būti kitos spalvos, visiškai kaip jums. Kažkas gali tiesiog jausti jo šilumą. Ir dabar pasidairykite aplinkui. Man jaučiasi, kad yra pas kai kuriuos erdvėje tokių energijų, sunkesnių energijų, kurioms reikia pagalbos, tiesiog įeiti tą dieviškos šviesą, į tą dievišką šviesą širdies centre. Tai tiesiog paimkite už rankos tas energijas, nuraminkite, pasakykite, kad viskas gerai, kad jūs padėsite ir palydėkite į tą šviesą, kuri tarsi išsiplečia ir paima tą energiją. Išsiplečia ir paima. Ir dabar pajauskite, kas vyksta, kai ta energija įeina į tą šviesą. Kiek daug tame yra džiaugsmo, dėkingumo, begalinio priėmimo, atsiverimo. Ir labiausiai šio energija jaučiasi tas dėkingumas. Dėkingumas, kad jūs sutikote padėti. Neatstūmėte tos energijos, nevarėte lauk į savo širdies, o leidote ir padėjote jai pasikeisti, pasikylėti, pakylėti savo vibraciją, transformuotis. Procesas tame vyksta, lydėkite tas energijas į šviesą, į dievišką šviesą, su begalinė meile, su šypsenos, su priėmimu. Lydėkite už rankos, nuraminkite, kad yra saugu. Nes viskas vyksta iš mikro į makro. Kaip jūs lydite tas energijas į šviesą, taip ir jūs lydi. Taip ir jums padeda kosminės sąmonės, subtilieji draugai, kūrėjas. Pajauskime, kaip visa šventikla, kiekvieno mūsų širdies šventikla užpildo dėkingumu. Mūsų dėkingumu, tom energijom, tom sunkiom energijom, jų dėkingumu mums išlydintiems, kūrėjų dėkingumu mums, kad padedame vykti šiam procesui. Pajauskime savo širdimi kūrėjo dėkingumą mums. Kūrėjo dėkingumą, kad jūs, kaip beribės sąmonės,
atėjote į šią visatą patirti jo pasaulio, kūrėjo dėkingumą jums, kad esate gyvybė ir kad esate. Kūrėjo dėkingumą, kad augate, sąmonėjate, keičiatės. Kūrėjo dėkingumą, kad leidžiate savo prigimtinėms energijoms, meiliai ir išminčiai tekėti per jūs. Visiškai lengvai ir paprastai, taip kasdieniškai, kad net pamirštame tai užfiksuoti. Nes jinai teka ir šios energijos teka per mus taip lengvai, taip paprastai ir taip mes pripratę prie jų tekėjimo. Kūrėjo dėkingumas užpildo visą mūsų širdies šventyklą. Taip, kūrėjas tau dėkoja už tai, kad esi, už tai, kad patiri, už tai, kad išgirdai, pajautai jo kvietimą augti, jo kvietimą sąmonėti, nes tu jam tai padedi. Nereikia judinti tavęs iš sąstingio, nes tu jau čia, tavo širdis virpa. Jinai yra liečiama kūrėjo dėkingumo tau už tai, kad esi toks, koks esi, nes kūrėjas nevertina. Jisai tiesiog, jeigu kažkur tai sustringi kokiam procese, padeda, nes toks jo įsipareigojimas. Jis tau kaip beribiai sąmoniai pažadėjo padėti evoliucionuoti, augti, tobulėti, sąmonėti ir savo pažado laikosi visada. Leiskim tam kūrėjo dėkingumui tiesiog užpildyti širdį. Užsipildžiusi dėkingumu, kūrėjo dėkingumu, jūsų dėkingumu, mūsų visų dėkingumu kūrėjai, jinai pakylėja. Tyra širdis yra kūrėjo širdis.
Leiskime, įsileiskime, atsiverkime. Tai yra širdis, yra kūrėjo širdis. Hmm. Kažkam abejonė. Abejonė ne dėl to, kad yra širdis, kurioje širdis, kad jo širdis yra. Paleiskime šią abejonę. Padėkokime jai. Susitelkime į savo tyrumą. Ja, pasileidžia labai daug abejonių. Abejonių savimi, abejonių kūrėjų. Dabar visi pajauskime, kaip mums stovi šalia kūrėjas. Kaip vat jūs tiesiog matykite, gali būti tai tiesiog siluetas, kūrėjo aspektas, galima taip tiesiog pavadinti. Ir uždeda taip savo ranką ant nugaros, kur yra iš nugaros širdies čakra. Ir dabar pabūkime su tuo. Pajauskime, kaip mus palaiko. Kaip mus palaiko, iš tikrųjų palaiko. Kiek daug saugumo. Leiskite savo užsipildyti saugumu. Nes jūs esate čia, kūrėjo sąmonė. Jūs esate saugus. Tai yra be galo mylinti ir išmintinga sąmonė. Kitose visatose yra kitokios prigimtinės energijos. Šioje visatoje yra meilė, yra išmintis. Mes ateiname mokintis mylėti čia. Taip kaip kažkada kūrėjas mokymas. Pajauskime jo palaikymą jau dabar. Ne tada, kai kažką padarysim labai ypatingo. Ne tada, kai mes būsime kažkokie nuolankesni ar didesni ar mažesni. Ne tada, o dabar. Jau dabar. Su visko, kas vyksta pas kiekvieną jo realybėje. Supraskite, mes ir kūrėją sukūrėme tokį, kokį mes turime patirties iš kažkokių praeitų momentų, kurijas myli, kurijas palaiko, kurijas pasitikė. Juk tu beribė sąmonė, tokia galinga, atėjai į jo realybę patirti.
Atsiverkime Kūrėjo palaikymui, tokiems, kokie esame šią akimirką. Taip, tikrai tokiems, kokie esame. Leiskim dabar Kūrėjui įeiti pilnai į mūsų gyvenimus, mūsų realybės. Parodykime, ką sukūrėme. Net jeigu ir kažkas nepavyko kaip norėjote, tiesiog įsileiskime pilnai, pilnai. Įsileiskime ir tas savo dalis, savęs dalis, asmenybės dalis, kurios nėra tokios galbūt malonios ar norimos parodyti, įsileiskime sąmoningai Kūrėją. Dabar parodykime visas savo dalis. Sąmoningai, savo laisvą valią. Sutikime. Galbūt yra dabar kažkokia dalis, kur, nelabai norisi parodyti. Leiskime, leiskime, parodykime. Pakvieskime tą dalį. Būtent tą dalį. Būtent tą dalį. Ir pastebėkime, ką Kūrėjo šviesoj, kas vyksta. Kiek begalinės meilės, kiek absoliutaus priėmimo. Parodykite pačią baisiausią savo dalį Kūrėjai. Stebėkite, žiūrėkite, ar jinai nori būti apkabinta, ar jinai nori būti apkabinta Kūrėjo, apkabinta jūsų, pamatyta. Ir nesvarbu, koks atsakymas, galbūt jinai visiškai nenori būti apkabinta. Viskas gerai. Tiesiog leiskite viskam būti. Leiskite viskam vykti. Pažiūrėkite, ar vyksta kažkoks pokalbis tarp tos dalies ir Kūrėjo, tarp tos dalies ir tavęs.
Pabūkime kelias minutės šiame ryšyje, šiame atvirume, visiškame atvirume prieš Kūrėją. Prieš save, visiškame nuogume. Ir pastebėkite, kad Kūrėjas nevertina, nes tai tiesiog stebi tą jūsų dalį, kuri yra jūsų vertinimo pati baisiausia. Jis išspinduliuoja tą energiją, kokią jūs pasirenkate. Jau jeigu pasirinksite priėmimą, meilę, tai yra jūsų pasirinkimas. Tai yra jūsų pasirinkimas. Tai ką jūs renkate? Dabar rinkite tas energijas. Ką norėtumėt užpildyti, padėti užsipildyti tą savo baisiausią jūsų vertinimo dalį. Ir šiame procese, šį procesą galite pasijungti ir kitą kartą, kai pajusite, kad yra kita kažkokia dalis, kuri labai tokia jums baisi. Pažiūrėkite, kuom ją norėtumėt užpildyti. Ir dabar kartu su ta dalimi, ne kažkur tais nustumta, bet kartu, pačia baisiausia dalimi, pajuskime savo kūną sėdinti ant kėdės ar tai ant lovos. Pajauskime, kaip jaučiasi kūnas. O, mano tikrai jaučiasi. Ką girdite, pajauskite, ką girdite, kokie garsai aplinkui. Kaip jaučiasi rankos. Patrinkite rankas, tai jauskite, o, čia tikrai mano rankas. Čia tikrai mano kojas, man šiek tiek šaltos kojas. Ir tuomet atsimerkite